Nu į labą dieną. Šiandien esu netoliai Mosėdžiaus, kadangi yra tokis dienas laisvesnis tarp Kalėdų ir Naujų metų, turiu biškį atostogų, tai nusprendžiau pasivakščioti. Ir šiandien mano pasivakščiams bus po Pagonių šventas veitas. Aplankysiam kelias šventveitas, iškosiam apeigienių akmenų su dubenėlės. Kadangi esu netoli Mosėdžiaus, tai nuvarysiam į akmenų muziejų, į patį ton Vėdutina nesam, bet šiek tiek po tų teritorijų pasivakščiam, pažiūrėsim įdomesnis akmenys, bandykim pasivakščioti. Einam į vieną šventvietę prie apeigienių akmenų su dubenėlės. Čia yra du ir viens. Ir pat pirmoji įdomesnė vieta tai čia. Puikiai matos iš akmenų išdėt šulinėlis. Aš nežinau, ar tas šulinėlis apeigienis koks, ar šiaip vandeniu pasisemti, bet miški labai įdomus dalykas. Puikiai matos dubenėlis akmenė. Einam paskaitykiam kelins palaidydį šitas kūlis. Oho. Sakys Stasi, tu važiuoni tokis veitas, akmenų žiūrit ir nežinau kelins palaidydį. Nežinau. Trets ar ketvirts. Atrodo, tas akmuo buvo. Taip, kaip matos, visas dalis buvo po žemės. Matės tik viršūnį. O katkas, toks akmenėlis pasirodo nemažas. Oho. Gailų užliepti nepavyks. Labai jau slėdu. Šalip akmens yra mūsų protėvių šventvietė. Apeigienių vieta. Akmuo su dubenėliu. Ant tokių akmenų pagoniškų, šventų akmenų niekados nebuvo kūrenam ugnis. Tiesiog tos daubutis buvo, nežinau, skyščiau, vandeniau, kraujau, kokiam, nežinau, peinau karvis, neįsivaizduoju iš tikrųjų kiek, bet ugnis niekados nebuvo kūrenam. Buvo taip gražiai lygiai aptašyta apale. Pasiskaitėm. Ir pasirodė, kad tas akmuo pagal dydį ir 5 litrų. Oho. Sprendžiau biškį išsukti štaką. Pasivakščius čia miškelį, pažiūrėsim, paieškosim, gal rasim kokį įdomesnį akmenį. Ir paskiau užkart varom į Mosėdį, į akmenų muziejų. Įdomus apsamanuojasi. Akmuo, prieinam arčiau. Toks upelėlis, pilnas akmenukų. Wow, giliai biški. Daug akmenų. Bet kad labai tokių ypatingų čia būtų, nematau. Atžygiavau iki Mosėdžiaus akmenų muziejaus. Ir žiūriu, tik lentelį parašyti, kad parką
lauko ekspozicija, parke, nu, žodžiu, lankymas yra mokams. Bet aš pagalvojau, kad man dėl 2 akmenų neverta bilietėlį pirkti. Manim duomen tik tada apie gynę akmenys. Čia yra koplytėlė, kad yra pastatyta 90 metas atrodo vietinių tų masiudėškių. Ir čia tuvėtų ir palaidot liktai 32 partizaną žuoja. 1950 metas atrodo Vaslovas Intas Kordamščio parką rado partizanų kaulus ir slapčia Janus čia ir palaidoja. Žodžiu, ilganiausiai būnam. Ir va mane tai 2 akmenukai rūpėjai. 2 apeiginė akmenys. Aniai atvežti Intą iš Salunto apylinkį, man atrodo. Matosi ir kad buvau tašyti, dailinti. Ant akmens metus netgi tašymas žymis. Čia buvau tašyts, čia buvau tašyts, čia tašyts. Aišku, galėtum net nusipirktum bilietėlį ir pasivakščiot po tom lauko ekspoziciją čia. Bet atidėkiam kitam kartu. Gal čia kokių nors apeiginį akmenų ir daugiau yra? Pavyzdžiui, kapitas kažkoks va, krieslus. Nežinau, nu puikiai. Oho, labai įdomus akmenėlis. Galėt prisėsti, bet sušlapsiant šekną. Ir čia toks va. Čia su tokias paraitėmas gražias. Jau čia menininkas matyt apdirba kažkokį. Žodžiu. Ilga nevakščiam, maunam į priekį. Nusprendžiau dar nuėt pažiūrėti Mosėdžiaus piliakalnį. Iš šio, aišku, niek nelaika. Ten buvo pastatyts liktai dvars. Mokyklos pastata turbūt ir per tą ilgą ton statybų laikotarpį. Tas piliakalnis visiškai buvo sunaikint. Mosėdžių piliakalnis panašiai renam. Ir šveisus ir mėlyns pastats kažkoks tai. O priekė panašiai toks pastats ir yra. Tai ten ir yra Mosėdžiaus piliakalnis. Čia toks kaip gynybinis griuvis galėtų būti, ne? Nu, sakykime, gynybinis griuvis. Čia likutis pylima galbūt. Tikra nesu 100% įsitikinęs. Bet jo, matos, kad jį buvęs pylimėlis toks. Šukšt. Čia kaip žmonės gyventų. Einu pastebėjau tokį užrašą. Mosėdžių piliakalnis. Tai vadinasi kažkur tas ir yra kalnėlis. Bovis piliakalnis. Žodžiu, biškį prasibėgam. Užmetam akį ir žygiaunam tolyn. Ten tolumu prasišveit ruskių kareivių kapinis. Bet mūsų tokie dalykai visiškai nedomen. Dabar iš čia, nežinau, galvoju gal iki mašins grįžti. Nes iš tiek nenužygiaus tikriausia. Bandysim nuvažiuoti Kulalių skaldyklas. Ten tarybinės laikas greičiausiai buvo sprukdinami ir skaldomi akmenys. Greičiausiai gal dar kažką tai ir maldavo, smulkindavo, įdarydavo. Vadinam skaldą. Nu kon, ten ir susitiksim. Atvažiavau prie tos akmenų skaldyklas. Matos akmenys. Žvyrkelis. Ir tokį kapkuošį, blemba, bijau, kad nesukriščiau kur nors. Baisus, kels baisus, atvažiavams. Bet kom padarys. Norėjus pamatyti. Nu kas be laik. Atvažiavam tai einam pažiūrėti. Kulalių skaldyklus akmenynas. Bjaurė, jie nėra. Yra variants patekti pro tus vartelius.
Jeigu vartelė nėra uždaryti, tai protin pabandysim patekti vidų. Vartelė nėra taip jau smarkiai galinga užrakinti, tai čia gali laisvo pralysti. Arba atsiriešis netgi tonšniuriokį ir praeiti. Prašau. Bliamba žiauriai gerai atrodo. Žiauriai įdomi vieta. Pasižiūrėti kitą kelią, padaryti keliuką. Žiauriai įspūdinga vieta. Savo. Gal įvertėja atridėti čia, pažiūrėti. Oho, gal biški prasėt tarp akmenų. Visi tai akmenys buvo suvežti skaldymu. Tokias kalnas senam. O dabar važiuosim atgal į Šauklius ir apžiūrėsim dar vieną pagonišką šventyklą. Oho. Čia kaprašai ir senovis kultų vieta. Tikriausiai buvo atlikinėjams kažkoks apeigas. Ir čia turėtų būti 2 akmenys su dubenėlės. Vienas greičiausiai ir nuskaldys ir sunaikins. Pasižvalgom. Jūs tik pažiūrėkit. Mano delns. Reikėtų to akmens. Netoks lengvus jo priėjams. Čia dar vienas tas apeigėjinis akmuo. Jis toks mažiau įdomesnis. Kai kraš aptašyts. Apskaldėt. Radat čia pelenų. Degėsiu. Dar pabandysim biškį pėti tolį. Ten irgi matus daugus su kiek minutų kaip tvorą dėta. Čia irgi stumpesnių, mažesnių akmenų. Įdomi veida. Biškį dar pėsi tolį. Ir jeigu niekada mas nebepamatysiu, mausiam namiai. Kon, kus teka, kus pažiūrėti iki galą. Jau greičiausiai 6 metras paskutinis monešė jiems pasivapšioti. Tai va. Kon, gražių švenčių, prižiūrėkit ir saugokit savam. Iki kitų kartų. Ate.